Rita Radzevičienė, šioje programoje dėstau tarptautinę tinklaveiką. Mes kalbame apie verslo ekosistemą, mes kalbame apie žaidėjus toje sistemoje, mes kalbame apie jų tarpusavio santykius ir apie tai, kas, apie ką ir kaip turi komunikuoti šiame technologijomis ir inovacijomis prisotintame verslo kontekste. Ir idealus objektas, kurį mes nagrinėjome, kurį mes mokome suprasti, yra technologinė įmonė. Nuo jaunų pradedančiųjų startuolių iki didžiųjų multinacionalinių technologinių lyderių pasaulyje. Sveiki visi, esu Ingrida, antro kurso magistrantūros studentė Kūrybinių industrijų fakultete. Manau, kad šios studijos yra be galo naudingos visiems, tiek vyresniam, tiek jaunesniam. Nepabijokit studijuoti, išmokti naujų įgūdžių, kurių pritaikysit savo kasdienybėje. Iš tikrųjų išmoksite pažinti įvairias auditorijas, susipažinsite su socialinėm medijom, suprasit, kaip veikia verslas, aplinka ir kaip pritraukti į savo verslą, darbą arba visai kitas sritis, kuriuose jūs domitės įvairią auditoriją. Šitos programos absolventų veikimo laukas yra labai didelis ir platus. Visa mūsų aplinka yra prisotinta technologijų ir komunikacijų. Ir mes turime žmonės, kurie ateina į šią programą tam, kad geriau komunikuotų su savo komandomis, kad jie geriau paaiškintų technologijų, inovacijų, veikimo būdą, poveikį tiek vidiniam, tiek išoriniam auditorijom. Išmokau viską vertinti per įvairias prizmes, suprasti kliento ir darbuotojo perspektyvas, kurios dažniausiai yra skirtingos, bei jas apjungti. Taip pat išmokau, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, užtikrinti sėkmingai inovacijų komunikacijai. Šios studijos programos studentai susipažins su komunikacijos procesu iš labai skirtingų interesų grupių perspektyvų. Tai tikrai išmoks valdyti komunikaciją su savo komandomis, išmoks valdyti komunikaciją su išorės auditorijomis, formuoti viešuosius ryšius ir bendrai konstruoti žinutę apie technologijas ir inovacijas pačiam skirtingam galimam klientui. Puikiai žinote, kad Vilnius Tech universitetas atsinaujina ir turiu pabrėžti, jog iš tikrųjų jis yra puikiai pritaikytas hibridiniam studijų metodui. Taigi magistrantai turi galimybę mokytis nuotoliniu būdu, vakarais, savo patogių laikų, kas iš tikrųjų suteikia labai didelės galimybės tobulėti ateityje. Žmonės atėję šią programą dažnai jau dirba technologinių komandų vadovais ir jie mato save šitame lauke. Žmonės dirba su inovacijų ir technologijų politikos komunikacija. Žmonės pabaigę mūsų programą dirba kaip savo įmonių plėtros vadovais. Jie yra atsakingi už įmonių sėkmingą veiklą tarptautinėse rinkose. Studijų metu įgytas žinias dažniausiai pritaikau vidinį įmonės komunikacijoje, įdiegiant įvairius vidinius procesus. Tačiau labai dažnai prisimenu įgytas žinias ir pristatinėjant naujus produktus klientams. Tai iš tikrųjų fakultetas yra labai patogioje lokacijoje, pačiam Vilniaus centre, bet kur pasieksite tiek paspirtuku, tiek dviračiu, turėsite kur jį pasidėti, taip pat labai patogus viešasis transportas atveš tiesiai prie durų. Iš tiesų palinkėčiau pasimėgauti paskaitomis ir motyvuotis dėstytojais, nes 1,5 metų prabėgs labai greitai. Nors specialybės tikrai nekeisiu, labai myliu savo darbą muziejuje, tačiau visas įgytas žinias, kaip ir dabar taikau, toliau irgi taikysiu, taip pat nuolat padedu savo kolegom tobulėti, pritraukti naujus lankytojus į muziejų ir paversti jį šiek tiek šiuolaikiškesniu. Tai iš tikrųjų kviečiu visus studijuoti.